Šiandien, rugpjūčio 21-oji, sveiki atvykę į Nauga tiesa Lietuva. Per pastarąsias 5 dienas Lietuvoje daug triukšmo dėl valdžios formavimo, oro erdvės saugumo ir piniginių reikalų, kurie tiesiogiai palies mūsų kasdienybę. Einam iš eilės, be cukraus glaisto. Kas vyksta valdžioje? Stabilumo pažadai ir raudonos linijos. Pradėkim nuo to, kas šiandien lemia viską, kas valdys šalį. Socialdemokratų siūloma kandidatė į premjerės Inga Ruginienė šiandien viešai kartoja tikslas atkurti stabilumą. Bet koks tai stabilumas, jeigu dėl koalicijos partnerių jau dabar dega visos įspėjamosios lemputės? Prezidentas Gitanas Nausėda per metus apsisuko 180 laipsnių. Nors anksčiau kritikavo Nemuno aušros įtraukimą, dabar sako, situacija pasikeitė, jie gali dalyvauti daugumos formavime. Tiesa, pažada nepatvirtinti jų ministrų, kol neišspręstos teisinės problemos. Tai žinutė ir apie vertybių koaliciją, ir apie rizikas, kurios niekur nedingo. Ne visi politiniai partneriai skuba gelbėti šitą vežimą. Liberalų sąjūdis jau paskelbė, Ruginienės kandidatūros nepalaikys. Esą stinga kompetencijos, o būsimos kailiosios vyriausybės kryptis ir partnerystė su Nemuno aušra jiems nepriimtina. Klausimas paprastas, jei palaikymo nėra, nuo ko čia tas žadamas stabilumas? Ir dar vienas akmuo į vyriausybės daržą. Laikinajam teisingumo ministrui Rimantui Mockui teisės saugos šešėlis. Ką sako pati Ruginienė? Tas pats ministras greičiausiai nepasiliks. Kitaip tariant, problemą pripažįsta ir ruošia atsitraukimą. Bet ar taip atrodo skaidrumu besididžiuojanti valdžia? Saugumas, dronai, Zapat ir NATO. Dabar prie to, kas nemažiau aktualu nei postai – mūsų saugumas. Po incidento, kai Vilniaus oro uoste buvo pastebėtas dronas ir skrydžiai laikinai sustojo, tapo akivaizdu. Mūsų dangus yra tiek saugus, kiek realiai veikia antidroninės priemonės ir taisyklės. Tai ne teorija, tai įvykis, kuris palietė tūkstančius keleivių ir parodė spragas. Atsakos griežtesnės. Lietuva, artėjant Rusijos-Baltarusijos Zapat pratyboms, pasienyje su Baltarusija uždarė dalį oro erdvės iki spalio 1-osios. Sprendimas priimtas po to, kai Liepą į mūsų erdvę iš Baltarusijos buvo įskridę rusiški Gerbero dronai, vienas su sprogmenimis. Tai rimta. Bet ar užtenka uždrausti? Ar turime įrangą ir procedūras, kurios veikia ne popieriuje, o sekundžių tikslumu? Krašto apsaugos ministerija skuba stiprinti antidroninę gynybą. Rugsėjį Vilniuje su NATO vyriausiųjų vadų Europoje susitiks laikinoji ministrė Dovilė Šakalienė. Kalbės apie oro erdvės apsaugą ir papildomas pajėgas. Tai būtina, bet atviras klausimas, kiek šitos priemonės bus realiai finansuojamos ir įdiegiamos iki rudens žiemos rizikų. Seimo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas sušaldo kai kurių strategų fantazijas, be JAV paramos apie europiečių karių siuntimą į Ukrainą kalbėti nerealu. Tokia realpolitik ir ji svarbi, nes būtent ant lūkesčių dėl sąjungininkų dažnai lipdoma ir mūsų vidaus politika. Tuo tarpu kariuomenė toliau pildo sandėlius, gautas 6 milijonų eurų vertės LR2 Spike priešlėktuvinių antitankinių raketų paketas, suderinamas su Vilkas platformomis. Ginkluotės atnaujinimas gerai, bet ar išmokame pamokas dėl vietinės gamybos ir aptarnavimo? Kol kas girdime apie planus, bet žmonės nori aiškių grafikų ir atsakomybės. Ir dar vienas gabalas saugumo dėlionėje. Kaimynystės kontrolė. Lietuva apribojo autobusų reisus su Baltarusija. Po priminimo vežėjams laikytis kvotų skaičius sumažintas iki leistino. Pranešimai apie Lietuvos piliečių sulaikymus ir dirbtines bylas kaimyninėje valstybėje nebe naujiena, todėl klausimas paprastas. Ar rizikuoti keliauti? Užsienio reikalų ministerija sako ne. Ekonomika ir piniginės. Kainos, bankai, siuntos, oro uostai. Infliacija. Liepo Lietuvoje metinė infliacija 3,4 procentai, ES vidurkis 2,4 procentai, eurozonoje 2 procentai. Skaičiai nekramtomi, mes brangesni nei ES vidurkis, o tai reiškia, jei viešieji finansai keliauja į 5 procentus BVP gynybai, kas dengs kasdienės kainas ir palūkanas žmonėms. Diskusija apie prioritetus neteorinė, ji gyvena jūsų pirkinių krepšelyje. Bankai. Revolut per 5 metus tapo didžiausių bankų Lietuvoje pagal turtą, taip, dalis to klientų už Lietuvos ribų, o tradiciniai žaidėjai vis dar dominuoja filiale ir kreditavime.
Ką tai reiškia paprastam žmogui? Kad konkurencija kainoms ir paslaugoms auga, bet regionuose fizinio aptarnavimo skylės dar didėja. Valdžiai patogu rodyti gražius grafikus, bet ar kaimo žmogui nuo to lengviau atsidaryti sąskaitą? Paštas. Lietuvos paštas nuo rugpjūčio 21 dienos stabdo siuntas į JAV dėl ten keičiamų muitinės taisyklių. Verslui papildomas galvos skausmas, žmonėms pavėlavusios dovanos ir pirkinių grąžinimai. Ar valstybės įmonė pasiruošė ir laiku informavo? Kiek išankstinių planų turėjo? Vėl bėgimas iš paskos. Oro uostų kasdienybė. Yra ir gero. Vilniaus bei Kauno oro uostuose nuo penktadienio nebereikės iš rankinio bagažo traukti skysčių ir elektronikos. Skysčius iki 2 litrų galima palikti krepšyje. Pagaliau 21 amžiaus patikra, mažiau eilių ir nervų. Bet saugumo klausimas niekur nedingsta. Naujos technologijos turi eiti koja kojon su realia antidroninė gynyba ir greitų reagavimu. Ir dar viena juodos dienos DayX detalė. Valstybė kartu su prekybos tinklais žemėlapioje, kaip užtikrinti maisto tiekimą krizės atveju. Nuo inkarinių parduotuvių iki apmokėjimų kortelėmis net dingus ryšiui. Planas aišku reikalingas. Bet klauskime aiškiai, ar savivaldybės žino savo maršrutus, ar gyventojai realiai informuoti, o ne tik nuraminti. Kuo turime suprasti šiandien? Stabilumo naratyvas gražus, bet kol kas jį valgo matematika. Be aiškios daugumos ir su partneriais, kuriems taikomi prezidento saugikliai, stabilumas daugiau rinkodaros žodis nei realybė. Saugumo realybė griežtesnės taisyklės. Uždaroma oro erdvė, NATO konsultacijos. Puiku, bet žmonės nori matyti, kad sprendimai veikia tada, kai dronas pasirodo ne skaidrėse, o virš galvos. Ekonomikoje. Kainų spaudimas nemažėja. Skaitmeniniai milžinai užima lentynas, o valstybinės įmonės stringa prie naujų taisyklių. Strategijos popieriuje yra, bet dažnai trūksta kokybiško įgyvendinimo. Į ką atkreipti dėmesį artimiausiomis dienomis? Ar atsiras pakankamai balsų Juginienės patvirtinimui? Ką realiai gaus koalicijos partneriai ir ar prezidento saugikliai nepaliks vyriausybės be dalies postų? Kaip bus užpildytos antidroninės spragos prieš Zapad ir po jo? Ar NATO vizitas rugsėjį atneš konkrečias sistemas ir protokolus, o ne tik gražias nuotraukas? Praktiniai pokyčiai keleiviams ir verslui. Ar oro uostų patikros naujovės iš tikro sutrumpins eiles? O Lietuvos paštas per savaitę 2 pasiūlys aiškius JAV siuntų sprendimus. Nauga tiesa Lietuva ne tik cituoja antraštes, mes klausime, kas už jų slepiasi. Jei valdžia žada stabilumą, tegu pateikia planą su datomis, skaičiais ir atsakomybė. Jei kalbame apie saugumą, tegu sprendimai veikia ne po mėnesio, o čia ir dabar. Jei ekonomika auginama bankų grafikuose, tegu regionuose nelieka žmonių, kuriems iki artimiausios skyriaus 50 km. Nestabilumas yra ne žodis spaudos konferencijoje, o jūsų ramybė kasdien. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei norite daugiau tokios laidos, pasidalinkite, parašykite komentaruose, kas svarbiausia praleidome per šias 5 dienas. Ir iki kito karto.